Ko gero jau mažai kas yra negirdėjęs apie tą stebuklingą dokumentą – Stambulo konvenciją. Stambulo konvencija, 4 straipsnis, 3 punktas. Užtikrinama, kad šios konvencijos nuostatas šalys įgyventintų be diskriminacijos dėl lytinės tapatybės. Kas yra lytinė tapatybė? Ogi tai, kuo tu save laikai. Todėl vyrai save laikantys moterimis galės patekti į moterų dušus, moterų tualetus, nes draudimas jiems ten patekti būtų jų diskriminacija pagal lytinę tapatybę. Tai būtų be abejo taikoma ir translyčiams asmenims. That money, Lebowski. Bunny says you good for it. Where's the fucking money, shithead? It's down there somewhere. Aš jau net nebežinau, kaip kurti filmukus apie tokius dalykus. Dar prieš kelias dienas, kai planavau kurti apie neapykantos kalbą, tai galvojau parodyti, kaip tokios susidorojimo akcijos, kaip pamatėm su Algirdu Toliatu ir Paulium Vaineikiu, įteisinus neapykantos kalbos įstatymą taptų kasdienybė. Bet pamačiau, kad viskas pasaulyje dabar kasdien taip va. Informacija kiekvieną dieną vis aiškesnė ir žiauresnė darosi. Tai jau ir neaišku, kaip jums viską pateikt, kad kitą dieną mano filmukas jau nebūtų pasenęs. Jei dar nepagavot, tai Seimas nori uždrausti diskriminaciją dėl lyties tapatybės. Trumpai tariant, norima įteisinti garsiosios Stambulo konvencijos svarbiausią ir visas diskusijas išprovokavusią vietelę. 4 straipsnio 3 punktą. Tai, kad mes neratifikuosime dabar jau tos konvencijos, visiškai mūsų neapsaugo nuo vyrų moterų tualetuose. Laisvieji surado kitą būdą vyrus paversti moterimis. Kovo 12 buvo įregistruotas įstatymo pakeitimas dėl neapykantos kalbos. Paskaitykime apie jį. Jei Seimas toms pataisoms pritartų, tada žmogus, kuris turėdamas tikslą platinti, gamino, įsigijo, siuntė, gabeno, laikė dalykus, kuriuose skatinama neapykanta ar kurstoma diskriminuoti žmonių grupę ar jai priklausantį asmenį dėl amžiaus, lyties, seksualinės orientacijos, lytinės tapatybės, neįgalumo, rasės, odos spalvos, bla bla bla. Arba kurstoma smurtauti, fiziškai susidoroti su tokia žmonių grupė, ar jai priklausančių asmenių, arba tuos visus dalykus platino, bla bla bla. Žmogus baudžiamas viešaisiais darbais. Nice. Arba bauda, arba laisvės apribojimu, arba areštu, arba laisvės atėmimu iki 2 metų. Jo. Tokios veikos užtrauktų baudas nuo 560 eurų iki 1200 eurų. Pakartotinai padarytas administracinis nusižengimas galėtų užtraukti baudą asmenims nuo 1200 eurų iki 2000 eurų. Ir juridinių asmenų vadovams ar kitiems atsakingiams asmenims nuo 1100 eurų iki 3000 eurų. Dvigubas jomajo. Palyginimui ta pati laisvės akcija už narkotikų laikymą siūlo baudą nuo 20 iki 100 eurų. Už negražius žodžius būsi nubaustas 30 kartų stipriau nei už narkotikus. Nice. Na ir dar nepamirškim, kad už nemandagią kalbą gresia 2 metai cypės. Tuo tarpu už narkotikus didžiausia bausmė tas pats 100 eurų. Tarsi viena narkotikų dozė. Akivaizdžiau negali būti, kad mums vadovauja žmonės susipykę su logika. Šis įstatymas yra galas žodžio laisviai, nors jį siūlanti partija yra Laisvės partija. Laisvė naikina laisvę. Pridasigyvenom. Svarbiausia, kad dabar jau yra įstatymai, kurie draudžia atvirai neapykantą ir susidorojimą skatinančią kalbą. Tačiau Laisvės partijai to neužtenka, nes dabar išeina nubausti tik tai kraštutinius neapykantos atvejus, o tie atvejai, kur pasisakoma ant ribos, pavyzdžiui aš, lieka nenubausti.
Todėl įstatymą reikia išplėsti. Geras būtų klausimas, kaip išplėsti? Ogi uždrausti pasisakymus prieš vienalytę partnerystę, uždrausti vadinti biologinį vyrą vyru, jei jis jaučiasi moterimi, neleisti aiškinti, kodėl vaikams reikalingi skirtingų lyčių tėvai ir taip toliau. Be abejonės tokia pati cenzūra pasieks ir mokyklas. Vertybiškai ugdomi vaikai ir jų tėvai, kurie nesutiks su jiems brukama šeimų įvairovės ir homoseksualizmo propaganda, taps tautos priešais ir leidžiu jums patiems įsivaizduoti, kaip su tokiomis šeimomis bus elgiamasi. Nieko linksmo. Visi pasisakymai, kuriuos dabar pavadintume konservatyviais, prigimtiniais ir savaime suprantamais, būtų uždrausti ir už juos susimokėtume 1000 eurų. Nes jie tipo skatina neapykantą prieš, ne mano genialiais žodžiais, pūkuotus žmogeliukus. Visi mes suprantame, kas tie pūkuoti žmogeliukai. Tas, kur buvo su vienaragiu, buvo pats tobuliausias pūkuotukas. Liūdniausia, ką rodo užsienio patirtis su tuo neapykantos įstatymu. Tos šalis būtų Airija, Kanada, Ispanija, Vokietija, JAV. Ten neapykantos kalba tapo puikiu įrankiu susidoroti su netinkamai mąstančiais žmonėmis. Pavyzdžiui, viešai paskaitai Biblijos eilutę, kurioje yra užsimenama apie homoseksualius santykius kaip apie nuodėmę. Viskas. Nesvarbu, kokiam kontekste tą eilutę perskaitai, svarbiausia, kad tą eilutę išvis perskaitai. Dabar tau viskas. Esi apskundžiamas teismui ir visi tinklaraščiai, visas internetas pradeda triesti, koks tu neapsikentęs ir kaip tu nekinti visų žmonių. Taip pat, kad tave tuoj gali pasodinti į kalėjimą kaip siaubingą žmogų. Tai trunka kokius metus. Po to tave išteisina. Pasirodo, tu nieko blogo nepadarei. Bet apie tai tikrai niekas neparašo. Ar žmogus buvo nubaustas, ar jis gavo didžiulę baudą? Tai kad ne. Bet kaip tas žmogus dabar po metų teismuose ir žiniasklaidos centre jaučiasi? Visiškai sužlugdytas. Ar jis dar kažką gyvenime norės pasakyti prieš LGBT ideologiją? Tai jau tikrai, kad ne. Jis dabar bus pelytė pašluota. Tokių atvejų yra šimtai. Ir svarbiausia, kad jie visi yra nukreipti prieš vieną pusę. Konservatyvėje pusę. Neapykantos kalbos įstatymas yra sukurtas ne tik nubausti, bet ir kaip pretekstas įbauginti žmonės tomis neadekvačiomis sumomis, bei viešoje erdvėje susidoroti su nepatogiai mąstančiais ir pasisakančiais žmonėmis. Pas mus tokie žmonės būtų Stano, Artūras Orlauskas, visa bažnyčia, žinoma aš ir visi kiti, kurie turi bent kažkokias vertybės. Neapykantos kalbos normos yra gyvybiškai būtinos utopinėms ideologijoms, kurios pačios iš savęs neišsilaikytų, nes jos negali argumentuotai diskutuoti su tiesa. Jos turi užčiaupti kitą nuomonę. Mes jau pamatėm, kaip tokie susidorojimai atliekami Lietuvoje. Toliatą suvalgė internetas, buvo net prieita iki žinučių, kuriuose jam buvo grasinama fiziniu susidorojimu, o Paulius Vaineikis buvo atleistas. Neapykantos įstatymas galiausiai yra skirtas užčiaupti oponuojančią pusę ir viešoje erdvėje palikti tik vieną tiesą. Apie diskusijas, kuriuose bandytumėte išsiaiškinti, ar vaikas turėtų augti su vienu tėčiu ar su 3 tėčiais, galite pamiršti. Dabar yra viena tiesa ir ta tiesa yra laisvė. Šiaip, jei jūs vis dar norit tokio įstatymo, tai aš noriu jūsų paklausti, jūs tikrai norėtumėt gyventi tokioj kreivų veidrodžių karalystėj, kur būtų tik viena kažkokia tiesa ir visi būtų iškreiptai mandagus. Kai nebus jokių diskusijų sudėtingais klausimais ir vienintelė tiesa bus tai, ką tau skelbia televizorius. Svarbiausia, nieks tą tiesą negalės suabejoti, nes prieštaraujantis balsas bus čiaupiamas. Ir norint persimesti su ko nors keliais žodžiais, juos reiks rinkti labai atsargiai, kad neįkliūtų minčių policijai. Kalbant apie minčių policiją, Lietuvoje jau atsirado kibernetiniai patruliai, kurie skaitys mūsų pokalbius ir vertins, mes mandagus ar ne. O tai laisvė nusimato. Čia vyksta grynas kitaip manančių bauginimas, kad jie tylėtų ir leistų laisviai užvaldyti Lietuvą. Pagal ispanus, jei lietuviai atsilaikytų prieš progreso nešamas nesąmonės, taptų pačia geidžiamiausia Europos valstybė. Nes griūnanti Europos moralė, ta cenzūra, pabėgėliai, vaikų seksualizavimas, iškreipta lyčių lygybė, prievarta ir spaudimas visai Europai jau seniausiai atsibodo. Lietuva galėtų tapti lyderė Europoje, jei sugebėtų atsilaikyti tokiems absurdams kaip neapykantos kalba. Nes būtent dėl tų absurdų ir nusivažiavo visa Europa.
Ir jei dabar atsirastų žmonių, kurie sakytų, kad Vokietija tai pati draugiškiausia erdvė LGBT žmonėms, tai paklauskit kokio nors eilinio vokiečio, ką jis apie tai galvoja. Jį vemt verčia dėl to kasdienio spaudimo dėl nediskriminacijos. Ten žmonės nutildyti, bet tai nereiškia, kad jie tapo tolerantiški. Pas juos tiesiog nėra leidžiamas prieštaraujantis žodis ir išsišokėliai skaudžiai baudžiami. Pavyzdžiui, 3000 eurų bauda. Tokie dalykai panašu, kad ir pas mus tuoj taps kasdienybė. Šiaip dar grįžtant prie tos lytinės tapatybės. Jeigu dar kam yra abejonių po tiek chaoso dėl tos lytinės tapatybės, tai Lietuvoje šiaip yra toks lytinės tapatybės įstatymo projektas. Ir jame lytinė tapatybė apibrėžiama kaip asmens tapatinimasis su tam tikra lytimi. Tai vat jum ir viskas. Aš save tapatinu su moterimi ir viskas. Aš einu į moterų tualetą ir viskas. Aš negirdėjau nė karto, kad diskusijose apie Stambulo konvenciją argumentas dėl lyties tapatybės būtų bent kartą atremtas. Su kuo save tapatini, tas ir esi. Todėl vyrai moterų dušuose yra tikra realybė. Ir tokią realybę dabar jau bandoma prastumti su neapykantos įstatymu. Jei Lietuvoje įteisinus neapykantos kalbos įstatymą jūs manysite, kad vyrai laikantys save moterimis neturi teisės dalyvauti moterų sporto varžybose, eiti į moterų persirengimo kambarius, prašytis perkeliami į moterų kalėjimus ir laisvos šalies piliečiai neprivalo vyrų laikyti moterimis, kad ir ką tie vyrai apie save galvotų. Ir apie tai rašysite Facebook'e, pasidalinsite kokiu nors straipsniu tą temą, ar neduok dieve dar paskelbsite kokią peticiją prieš vienalytes šeimas, pavyzdžiui, tai jūs būsite pripažintas kaltu dėl diskriminacijos kurstymo ar turėsite reikalų su baudžiamąja teise. Ir tai dar ne viskas. Jei įkursite organizaciją ginančią piliečių teisę vadovautis prigimtinė lyties ir šeimos samprata, būsite nubaustas ne tik jūs, bet ir visi, kurie išdrįs jūsų organizaciją paremti. Mano Patreonai susems ir jūs visus, nes remiate mane, homofobą. Trumpai tariant, jei neigiamai atsiliepsite apie kokią nors ideologinę žmonių grupę, jums bus žiauri žopa. Šiaip mąstant žmogiškai ir logiškai, kas šiandieniniam pasaulyje yra šiaip labai retas reiškinys, kaip galima įstatymais reglamentuoti žodį ir kalbą. Juk aukščiau žodžio yra tik mintis. Tai iškart kyla klausimas, gal ir mūsų mintis teisiškai kada nors jau reglamentuos. Kalba yra kultūrinis reikalas, todėl su to susijusios problemas reikia spręsti kultūrinėmis priemonėmis, ne įstatymais. Kaip galima teisiškai nustatyti, ką žmogus gali sakyti, o ko negali sakyti? Na čia neįtikėtina. Man labiausiai patinka įstatymo vieta, kur sakoma, kad žmogus, kuris turėdamas tikslą platinti, gamino, įsigijo, siuntė, gabeno, laikė dalykus, kuriuose čia man iškart akise atsistoja knygnešiai. Artėja smagus cenzūros laikai. Ir man įdomu, ar visgi norim, kad jie ateitų, ar kažkaip stabdysim šitą rožinį traukinį. Nors žinot, knygnešiu atrodo būtų visai smagu pabūti. Nors dabar knygnešiais internete jau dirbtų, tai gal nebe taip įdomu. Čia matome neapykantos kalbos arba demokratijos pabaigos įstatymo teikėjus. Įsiminkime šitas pavardės. Jie grąžina cenzūrą Lietuvoje. Ir jei kartais atsirastų toks dalykas kaip tautos teismas, jie ten į teisiamųjų suolą dabar įsirašė pirmais numeriais. Žiūrėkit, man apie tai kalbėti atsibodo. Nesuprantu, kodėl apie tokius savaime suprantamus dalykus iš vis reikia kalbėti. Man jau žiauriai niežti nagus ir žodžiai nebesidėlioja. Todėl geriau paklausykite Vytauto Sinicos. Jis puikiai, aiškiai ir ramiai papasakojo, kas tiksliai yra neapykantos kalbos įstatymas ir kokias jis turės pasekmes. Aš jau taip visko papasakoti nebesugebėsiu, nes man jau galva neišneša tų nesąmonių. Čia šiaip net nėra, ką labiau aiškinti ir apie ką diskutuoti. Akivaizdžiai vyksta vienos tiesos sistemos kūrimas. Ir jei norite labiau pasidomėti apie šitą neapykantos kalbos antidemokratinį įstatymą, po filmuku paliksiu nuorodas. Garantuoju, kad su šitu įstatymu grįžta tikros pogrindinės spaudos laikai ir baimė pasisakyti prieš. Šiaip manau jau išvis užtenka, kaip kažkas gražiai pasakė, barškinti klaviatūromis ir laikas biški pramankštinti kojas ir rankas. Dabar yra pats laikas išeiti į lauką, nes greit mus ne tik čia užčiaups, bet už negražius komentarus dar į kalėjimą sodins. Šis įstatymas yra tarsi testas, leisime ar neleisime jiems mus paversti kažkokią nemąstančią biomase. Bet jeigu jie tai padarys, tai jiems žaidimas jau baigtas. Manau, pats laikas parodyti, kad su mumis bet kaip elgtis negalima ir kad mes žinom, ką reiškia 91 metų laisvė. Jei šį įstatymą, kuris tikrąja to žodžio prasme uždraus laisvą žodį ir atnaujins sovietinę cenzūrą, Seimas pasirašys, Lietuvoje bus galas demokratijai. Demokratija pagal apibrėžimą yra žmonių laisva valia.
Taigi, jei mūsų laisva valia atimama, demokratijos nebelieka. Sekit naujienas. Diena, kai jie pasirašys neapykantos kalbos įstatymą, bus ženklas naujų nepriklausomybės kovų pradžiai. Su ta gaidelė ir šiek tiek naujos informacijos, su kuria kitaip neįtikėjusi, užbaigsiu šitą filmuką. Mitingų, patikėkit, bus ir jų bus labai daug. O neapykantos kalbos įstatymas gali iššaukti net ir riaušes. Bet kviečiu jūs kovo 20 dieną 12 val. į tarptautinį mitingą prie Vilniaus katedros. Renginio nuoroda apačioje. Aš turiu virš 7000 prenumeratorių, tai jei bent 1000 pamatyčiau tam mitinge, būtų labai smagu. Tas mitingas yra už laisvę. Nu, šiaip įdomu, kad turim kovoti už laisvę, kai mūsų valdo Laisvės partija. Nu, bet toks gyvenimas. Ten, žinoma, bus kovojama ir už žodžio laisvę, kas yra labai susijęs su šitu filmuku. Žodžiu, jau ir Lietuva pradeda priešintis. O dabar į tai įsijungti, manau, tikrai yra verta. Dar nesame tiek pavergti kaip prieš 30 metų, tai manau dabar dar be aukų galime susigrąžinti valstybę. Jau per daug kalbu. Iki susitikimo kovo 20.